Lietuvos miškų savininkai aktyviai naudojasi galimybę ES paramos lėšomis padidinti girių ekonominę vertę ir modernizuoti miško darbus. Kadangi paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė miškų ekonominės vertės didinimas prašoma šiais metais net 4,5 karto daugiau nei yra skirta, bus atliekamas projektų paramai gauti pirmumo vertinimas. Alvydas iš Šakių rajono paramą pagal minėtą priemonę pasinaudojo prieš metus. Iki paramos gavimo vykdžiau šią veiklą trumpai labai su įsigytų mažos apimties rankiniu padavimu smulkintuvu, kur buvo grinai rankinis darbas buvo absoliučiai nenašus. Ir tuomet norėdamas plėsti šią veiklą ir sugalvojau, kad reikia eiti į paramą. Už gautus pinigus nusipirkome porą traktorių, medienos smulkintuvą ir priekabą miškovežį. Be paramos nebūčiau šių daiktų įsigijęs. Parama teikiama pagal dvi priemonės veiklos sritis. Pagal pirmąją remiamas jaunuolynų šviesinimas ir valymas, pertvarkymas, rekonstrukcijos. Tokiu būdu siekiama mažos ekonominės vertės mišką paversti konkurencingu. Pagal antrąją priemonės veiklos sritį remiami miškininkai investuojantis į naują miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos techniką bei įrangą. Tokiu būdu siekiama gerinti ir modernizuoti miško kirtimo darbus. Tuo atveju, jei prašoma paramos suma viršija skirtąją metinę sumą, paraiškos yra vertinamos pagal nustatytus pirmumo kriterijus. Paraiškoms pateiktoms paramai gauti pagal priemonę miškų ekonominės vertės didinimas yra taikomi 6 pirmumo kriterijai. Svarbu pažymėti, kad jei paraiška netitiks nei vieno pirmumo kriterijaus, ji nebus vertinama. Pirmasis pirmumo kriterijus taikomas pareiškėjams, kurie nėra gavę ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Antrasis – pareiškėjo projekte numatytos investicijos jaunuolynų ugdymui, šviesinimui ir valymui. Taip pat pranašumą turės fizinis asmuo, investuojantis į didesnį nei 5 hektarų nuosavybės teisę valdomą mišką ir miško savininkų asociacijos arba kooperatyvų nariai. Bus atsižvelgta ir į pareiškėjus, kurie planuoja diegti inovacijas. O projektams, kuriems prašoma mažesnė paramos suma, taikomas 6 pirmumo kriterijus. Pagal atitikti pirmumo kriterijams paraiškos sudarys tam tikrą eilę. 6 pirmumo kriterijai gyvenimo taisyklėse išdėstyti mažėjančio svarbumo tvarka. Pirmiausia bus vertinami projektai tenkinantis pirmuosius pirmumo kriterijus, toliau nuosekliai mažėjančia tvarka tenkinantis kitus pirmumo kriterijus. Paraiškoms, kuriams neužteks skirtųjų paramos lėšų, tinkamumo gauti paramą vertinimas nebus atliekamas. Šiais metais pareiškėjai pateikę paraiškas pagal priemonę miškų ekonominės vertės didinimas turės laikytis atnaujintų priemonės įgyvendinimo taisyklių. Viena iš naujovių taisyklėse yra ta, kad skolintos lėšos projekto finansavime negali sudaryti daugiau kaip 90% visos projekto vertės su PVM. Kita naujovė ta, kad projekto įgyvendinimo trukmė negali trukti ilgiau kaip 24 mėnesius, o paramos gavėjas gali pateikti iki 4 mokėjimo prašymų. Alvydas planuoja neapsiriboti šią paramą, jis dar turi planų ateičiai. Gal ir galvotume apie smulkintuvų kitų ateityje pakeitimą į galingesnį. Pagal šitą vis tiek šią priemonę, šitą verslą tikrai neplanuojame nuleisti rankų, tik tai jį kažką tobulinti. Paraiškų vertinimas šiemet truks tik 3 mėnesius nuo paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos. Tačiau paklausimų pareiškėjui bei patikrų vietoje atlikimo laikas į šį terminą neįskaičiuojamas. Todėl specialistai pareiškėjams patarė į galimas užklausas atsakyti nedelsiant, tam, kad paraiškos vertinimas neprailgėtų.